Sveiki ir šiandien svečiuose kolegė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė, Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto dėstytoja. Živilė, bet ilgą laiką pati buvai viešajam sektoriui, dabar akademiniai srity. Yra skirtumų gyvenime? Aš dar kol buvau viešajam sektoriui, jau buvau akademiniai srity, tai aš taip jaučiuosi iš universiteto niekada ir neišėjus. Bet dabar, kai liko tik universitetas ir plus kažkokie dar savarankiški projektai greta, tai aišku, kad yra. Daug laisvės labai. Jo, ir matyt, aišku, atsakomybė yra, studentai yra didelė atsakomybė, bet nebėra to matyt, nes pačiai teko būti sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė, kai pandemija buvo, ar ne? Tai matyt, tempas buvo truputėlį kitoks. Tempą aš dabar galiu pasireguliuoti pati ir pati nuspręsti, kokio tempo noriu. Tai turiu tikrai tokių savaičių, kur manau, kad intensyvumas būna nemažesnis negu buvo SAMO laikais. Bet po to galiu turėti savaitę poilsio. Tai ten tokių pasirinkimų nebuvo. Tai... Ilgai derinam pokalbio datą, nes pati buvo Indijoje ir matyt, ne visi žino, kad dar esi ir badmintono teisėja. Taip. Ne visi žino, kad yra toks sportas kaip badmintonas, pradėkim nuo to. Tai aš tada žmonėms sakau, kad aš teisėjauju ne badmintoną, o olimpinį badmintoną, kad jie suprastų, kad čia ne iki 100 mušinėja, o kažką ten, žodžiu, daugiau žmonių. Yra kitokios taisyklės. Taip, kitokių yra ten taisyklių. Supratau, ir prieš pokalbį minėjai, kad tikrai ypač Azija tai yra ta vieta, kur šita sporto šaka yra beprotiškai populiari. Aš kažkur esu mačių statistiką, dabar ten rankos neduočiau nukirsti, bet kad pagal žiūrovų skaičių pasaulyje, grinai skaičiuojant žmonių skaičių, tai po futbolo yra sporto šaka numeris 2 apskritai pasaulyje, dėl to, kad Azija iš esmės, ten vienetai yra valstybių, kuriuose tai yra ne sporto šaka, ten numeris 1, 2 arba 3. O kai mes imam Aziją su 5 milijardais gyventojų, tai ten Kinija, Indija, Malaizija, Japonija, Indonezija, Tailandas, sudėdi vien jų žiūrovus ir daug Europų reiktų, kad pasiektum tokį žiūrovų skaičių. Labai trumpai prieš grįžtant į Lietuvą, o kaip viskas prasidėjo, kaip užsikabinai? Toj pačioj Indijoje prieš kokį 10 metį turėjau stažuotę Indijoje ir kadangi ten visiškai normalu kiekvienam centre, mokymų centre, kuriame aš gyvenau, taip kaip pas mus yra krepšinio aikštelė, turbūt prie kiekvieno namo, tai ten kiekvieno mokymų centre yra badmintono kortai. Tai kažkas parodė, kaip tas badmintonas žaidžiasi, tada jau grįžau čia Lietuvoje, susiradau, kad ir pas mus ten yra vienas kitas klubas, pradėjau jį mėgėjiškai žaisti, kažkas tada pasiūlė pabandyti ir teisėjavimą, kadangi esu per sena jau olimpinę svajonę įgyvendinti kaip sportininkė, tai dabar lieka susirinkti ten tas visas teisėjo kategorijas ir gal dar pavyks man išvažiuoti į olimpinės pateisėjaut kažkada. Tai čia toks, sakykim, šalutinis tikslas prie visos akademinės veiklos. Tai visiškai, čia yra visiškai tikslas, kurio aš net nesakyčiau, kad jis šalutinis, aš jo kryptingai siekiu tam, kad būčiau pirmoji lietuvė teisėjavusi olimpinio badmintono varžybose. Super. Grįžtam prie nūdienos. Pati tuo metu buvai ne Lietuvoj, bet peripetijos biudžeto tvirtinimą ir ta situacija su krašto apsaugos ministerija ir kai ministerijos žmonės bando ginti biudžetą, bando gauti tą biudžetą ir įtraukia ekspertus, trečiasias šalis, tai gynybai prieš savus. Kaip pačiai atrodo šitą situaciją? Aš prieš tai turėčiau pasakyti disclaimerį, kad aš irgi gavau kvietimą sudalyvauti tam susitikime influencerių. Tik tai negalėjau sudalyvauti, nes ne Lietuvoje buvau. Tai galbūt dabar kitaip komentuočiau tą situaciją, jeigu būčiau nuėjus ir, žodžiu, ir sudalyvavusi. Tai dabar, kadangi negalėjau, tai, žodžiu, galiu laisviau komentuoti, bet iš tikrųjų tai aš pritariu, taip neturėtų būti. Ir aš pritariu, kad neturėtų biudžeto derinimas keliauti per kažkokius ten influencerius ar kažką. Bet iš kitos pusės
aš suprantu tuos, kurie bando apginti savo poziciją ir jeigu jie mato, kad negali kažkaip kitaip apginti tos pozicijos, tai turbūt pasitelkia visus tos priemonės, kokias gali. Tai aš pati sveikatos apsaugos ministerijoje kuravau ne tik COVID, bet kuravau ir sveikatos apsaugos ministerijos biudžetą. Ir aš irgi atsimenu, turėjau vieną labai tokią panašią diskusiją, kai mes pateikėm poreikius ir finansų ministerija mums gražino tą biudžetą su ne visais poreikiais. Ir tada aš atsimenu, turėjau pakovoti ir vienas iš elementų, kuris buvo, už kurį mes kovojom, tai finansavimas skirtas radiaciniam saugos centrui dėl to, kad jie sako, žinot, jeigu Astrave nutinka nelaimė, tai mes neturim pakankamai daviklių radiacijos lygiui matuoti, priklausomai nuo vėjo krypties, kur ta radiacija. Mes nežinom, kas darosi. Jeigu, čia kaip su balionais, jeigu vėjas geras, kur turim daviklių, tai pagausim radiaciją. Jeigu blogas, kur daviklių neturim, tai nepagausim. Ir žodžiu, mes prašėm tų pinigų, kad jie galėtų visur ten, kur reikia įsirengti tuos daviklius, kad nebūtų tų aklųjų zonų. Bet man tam nereikėjo influencerių. Mūsų tuometiniai toj vyriausybei buvo pakankamai proto tiek vyriausybės žmonių kontekste, tiek tos pačios ten premjerės vaidmenį, kur paaiškinus situaciją, paaiškinus, kas tai yra ir kad čia nėra kažkoks ten, nežinau, patalpų atnaujinimas ar renovacija projektos, o tai yra, mūsų aklumo mažinimas nuo radiacijos, tai tu susiderini tą biudžetą ir tu neturi imtis kažkokių veiksmų tokių, kokių teko imtis buvusiai. Bet čia gal ir yra ta situacija, kad būtent, kad tam tikrom ministerijom tenka ginti prieš savus, kad nėra labai palaikymo galbūt iš pačioj koalicijoje iš tų dalykų. Aš nesakyčiau, kad ir man dirbant viceministrė nebuvo tokių situacijų, kur aš jausdavausi dažnai, kad aš prieš savus turiu daugiau gintis negu prieš opoziciją. Tai čia turbūt yra tas žanro, kad kartais savi, kas ten, jeigu muša, tai myli, ar kaip ten, bet... Jo, čia toks įdomesnis žanras. Įdomesnis žanras, bet iš kitos pusės, pati forma, ar ne, nes jeigu jau mes naudojam trečiasias šalis, tai iš kitos pusės galbūt ir naivu tikėtis, kad jeigu jūs sukviečiat apie 10 ar 20 žmonių, kad tai nebus žinoma ir koalicijos žmonėms ir pats tikslas, koks tas tikslas buvo, nebus žinoma. Tai žiūrėkit, čia visi, kai diskutavo apie tą, kad ten off the record susitikimai su influenceriais ar ten žurnalistais yra populiarūs, bet tai niekas nekvietė į tą susitikimą kaip off the record susitikimą. Tai kvietė į susitikimą kaip į tiesiog padiskutuokime apie krašto apsaugos finansavimą. Ir nebuvo jokios ten informacijos. Gal jau susitikimo metu buvo pasakyta, kad jis ten yra, nežinau, Chatham House ar off the record ar dar kažkoks. Bet bent jau... Bet jeigu Chatham House taisyklė, tai reiškia, tu nieko išėjęs negali sakyti. Tai čia apie tą patį, ne, kad off the record ar ten Chatham House taisyklės ar dar kažkokios. Tai mes šitoj vietoj turbūt tos informacijos... Tai toks ir nebuvo tikslas, tai reiškia. Buvo tikslas, kad tie žmonės išėję viešins ir apgins taip tą biudžetą. Tai reiškia, buvo toks tikslas, tai tam jis ir buvo darytas. Reiškia, ministerija jau nebematė kažkokių kitų būdų. Dabar kodėl jie nebematė kitų būdų išsireikalautų pinigų, ar iš tikrųjų visi tie būdai buvo išnaudoti, turbūt irgi jau čia liks nebe mūsų žinių. Taip, kai kas žinos, bet matyti jau viešai nebus žinoma. Bendrai žiūrint į biudžetą, nes pačiai teko dirbti ilgą laiką ir valstybės kontrolė, ar ne? Pats biudžeto formavimas, kiek dabar jau matosi, kiek buvo tos informacijos, kas gerai, kas blogai su šito biudžetu? Ar teko pasižiūrėti? Tai turbūt pagrindinė problema, kurią aš turbūt pirmą kartą gyvenime galiu pasakyti, nes visada gali apie biudžetą ką nors pasakyti blogo. Taip, čia visada yra. Kad pinigų kažkam trūks, tai tikrai. Jo, bet aš pirmą kartą turiu pasakyti, kad aš didžiausią problemą matau ne išlaidų, bet pajamų pusėje. Tai mes esam nusimatę, pasidėjau čia planšetę, kad nepasakyčiau, bet iš esmės daugiau negu 3 milijardais surinkimą pajamų didesnį, aš nematau tam pagrindo. O kokios šis sritis, kur to pagrindo nėra, kad bus surinkti 3 milijardai? Tai mes keliaujam nuo, tarkim, jeigu taip žiūrėti procentaliai, tai mes turim surinkti 17% daugiau gyventojų pajamų mokesčio. Tai mes čia įsivaizduojam, kad tas gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai priimti tiek atneš naudos. Tai net nešė tiek naudos. Reiškia, tiek žmonių atlyginimai turi didėti. Aš netikiu, kad jie didės.
Pelno mokestis 19% daugiau surinksim. 19%. 25 metais, aš žiūriu į skaičius, 25 metais nepilnai 2 milijardai, 26 metais 2,2 milijardo. 19% didinam. Nekilnojamo turto mokestis, ten labai simbolinė suma, 166% daugiau. Tebūnie, gerai. Bet tai pagal tą įstatymą, kuris priimtas, man atrodo, ten kai kurie net ir buvo atleisti nuo to mokesčio. Taip, nes pagrindinis būstas. Tai aš žiūriu į tuos skaičius, o labiausiai tai mane gąsdina PVM-as. 10% daugiau. Tai PVM-as yra pagrindinis pajamų šaltinis. PVM-o mes surinkam 7 milijardus beveik šiais metais. Kitais metais yra numatoma, kad surinksim 7,5. Šiais metais 6,8 milijardo. Tai yra didžiausias pajamų šaltinis. Mes pasididinom PVM lengvatinį tarifą nuo 9 iki 12. Kitais metais, tas tarifas, tai tikrai neatneša tiek daug. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad arba mes įsivaizduojam, kad VMI labai efektyviai dirbs ir labai staiga daug iš šešėlio ištrauks to PVM, kas lyg tai kažkokių prielaidų, ar kad VMI ėmėsi kažkokių priemonių. Žiauriosios akcijos prasidės? Aš neįsivaizduoju. Tai kitas yra labai paprastas būdas padidinti viskam kainas. Didelė infliacija, didesnės kainos, daugiau surenki PVM-o. Bet tai mesgi turim suprasti, kad pridėtinės vertės mokestis yra žmonių mokestis, galutinio vartotojo mokestis. Tai reiškia, mes skaičiuojam, kad kitais metais žmonės išleis 10% daugiau ant savo būtinų. Žiūrėk, o gal čia yra tas skaičiavimas susijęs, kaip tik tai kitą klausimą norėjau užduoti, gal čia yra visgi susijęs su tuo, kad nepaisant to, kad dabartiniai valdantieji sako, kad antros pensijų pakopos sprendimas leisti atsimti pinigus, nesukels žmonių išsiėmimo pinigų, bet gal kaip tik ir skaičiuojame, gal šitie 10% tas padidėjimas būtent bus, kad žmonės išsiims iš pensijų. Sadmas pats yra kažkur ir netgi paskelbė skaičius, kad jie tai preliminariai galvoja pagal dabartinės apklausas, kad apie pusę žmonių turėtų pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Mes universitete vasarą irgi buvom užsakinėję nuomonės apklausą gyventojų. Tai matėm tokius turbūt panašius skaičius, kur ten apie... Ar tai atitinka tuos 10% vartojimo pakelių? Netitinka. O kiek panašiai tas gali pakelti? Bijau dabar sumeluoti, bet turbūt netitinka dėl to, kad niekas neuždavinėja kito klausimo, ką žmonės išsiėmė darys. Tai jeigu mes taip labai grubiai skaičiuojam, kad visi, kurie išeis iš antros pakopos, taiga puls viską pirkti, nuo ko mokės PVM, tai tada gal ir viskas bus gerai. Bet aš kažkaip tikiu, kad labai didelė dalis ir turbūt tų, kurie išeis iš tos antros pakopos ir atsijims tuos pinigus, tai jie nepuls nieko pirkti, o tiesiog perkels tuos pinigus į kitus kažkokius investicinius mechanizmus. Negali būti, kad tai nuvažiuos į nekilnojamą turtą? Didelė dalis, jeigu ten pakaks pinigų, gali nuvažiuoti. Nes kaip pradiniam įnašui, nes dabar pradinis įnašas sumažintas, ar ne? Pirmam būstui. Pirmam būstui sumažintas, bet aš manau, kad tai dabar šoks į nekilnojamo turto kainų tokį padidėjimą, kad tie, kas įsivaizduoja dabar, kad net jeigu jie ten, tarkim, dviese šeima atsiema, ten, nežinau, bendrai sudėjus po kartu, tarkim, kokių ten 60-70 tūkstančių ir jie čia svajoja apie kažkokį butuką už 100 tūkstančių, tai vasarį, kovą kitų metų, kai jie atgaus tuos pinigus, tai pamatys, kad tas butukas nebe 100 tūkstančių, o ten jau kokie 120-30 tūkstančių. Tai tikrai turėtų labai smarkiai didinti nekilnojamo turto kainas. Tiek tas palengvinimas reikalavimo pirmajam būstui, tiek antros pensijų pakopos pinigų išsiėmimas. Tai šitoj vietoj aš taip gal tikiu, kad tada proaktyviai pasielgs tie patys pensijų fondų valdytojai ir pasiūlys tiems žmonėms investuoti ne į nekilnojamą turtą, ne į antrą pakopą, bet į kažkokius kitus mechanizmus, kad jie tų pinigų nepravalgytų. Bet čia aišku vėl ta liūdnoji dalis, kad mes neturime ir labai mažai ir sodros tų pačių atvirų duomenų turim, kur matytumėm kažkokius, kur galėtumėm pjaustytis ten pagal pjūvius, pagal pajamas, pagal tai, kiek mes turim žmonių, kokie tie žmonės maždaug, kurie išeis, net jeigu aš nuo visų grubiai nusimčiau pusę. Tai visa tai, ką aš neku, toks labai yra teorinis įsivaizdavimas. Žiūrėsim, kaip bus. Visi sako, kad didžioji dalis, visi sako, didžioji dalis į sveikatos apsaugą. Tai sveikatos apsauga kol kas be PVM. Živilė, o
jeigu reikėtų, vienas dalykas, ar pati, ką pati darys su Aš išeisiu. Išeisiu, ne? Kokie argumentai prieš, kokie už? Tai argumentai turbūt yra labai paprasti ir šitoj vietoj sprendimas išeiti yra susijęs su tuo, kad mes tai tiesiog labai sprendimas bus paprastas išeiti ir perkelti į kitus investicinius mechanizmus, kuriuose aš galiu pati, kada noriu išeiti ir kada noriu sugrįžti ir man nereikia... Sprendimo laisvė naudotis Iš esmės tai yra sprendimo laisvės argumentas, kuris dabar 2 metus gali išeiti, dabar nebegali išeiti, dabar taip, dabar anaip, tai turbūt tas sprendimas yra toks labai paprastas, tiesiog išeiti iš to, kur per daug politikų ten valios ir kišimos į tuos pensijų fondus, tai čia turbūt vienas dalykas. Kitas dalykas toks socialinio teisingumo, tai kodėl aš turiu dalyvauti sistemoje, kurioje dalyvaus mažuma Lietuvos gyventojų ir kurioje, turbūt ten nei jos tos naudos, nei efektyvumo didelės nebus. Bet aš sakau, aš labai aiškiai tą sakau, aš nieko neplanuoju pirkti, tai aš tik perkeliu. Kam verta išeiti ar neišeiti, tai aš taip labai paprastai... Tai, jeigu žmonės, pavyzdžiui, dabar yra situacijoje, kur jie turi pasiėmę ten kokią nors vartojimo paskolą ir toj vartojimo paskoloj moka 10-20% palūkanas, tai aišku, kad geriau tada verta išeiti, sugrąžinti tą vartojimo paskolą ir nemokėtų palūkanų, nes tu už vartojimo paskolą sumoki daugiau, negu tu gausi naudos iš tų pensijų fondų, kiek jie uždirba palūkanų. Jeigu labai arti pensijinis amžius, ir ta suma sukraupta labai nereikšminga yra kažkokia, tai vėl, nėra ten kažkokios didelės prasmės. Jeigu žmogus mato, kad jis mato kažkokį kitą fondą ar kitą šaltinį, kur bus naudingiau investuoti, vėl lygiai taip pat, tada galima galvoti apie išeimą. Ketvirta ar kokia čia priežastis gali būti, jeigu iš tikrųjų ir yra tų situacijų, ką ir dabartinė jau premjerė sako, kur galbūt kažkokia yra sveikatos būklė ar kažkokia būklė, tai tikrai galima išeiti. Pagrindinis dalykas turbūt, kodėl negalima išeiti, jeigu sprendimas yra išeisiu ir, nežinau, nusipirksiu televizorių. Tai ar ten automobilį naują. Nes, televizorius suges, automobilis nusivažinės, pasens ir tų pinigėlių neliks. Tai aš taip labai paprastai, kai manęs kas nors iš mano aplinkos klausia, ar išeiti ar likti, tai aš sakau, išeikit, jeigu turit kitą alternatyvą, ta prasme, kaip jums arba taupo jūsų kažkokias dabartinės išlaidas, arba jūs turit kur geriau investuoti. Jeigu nėra dėl įvairiausių priežasčių, žinių trūkumo, dėl ten, nežinau, kažko nėra to, nekilnojamo turto pirkimas irgi yra galimas investicijos šaltinis, Lietuvoje nekilnojamo turto vertės auga, būtą net ir ne 1, 2, 3 ar kažkelintą galima nuomoti. Vėl, aišku, reikia įsivertinti nekilnojamo turto mokestį pasikeitusi, ir atsiradusi, bet tai nėra irgi blogiausia alternatyva, bet tai turi būti investicinė alternatyva ir tik išskirtiniais atvejais tai turėtų būti ta pravalgymo alternatyva, kur, sakau, ten tikrai ar sveikatos kažkokia būklė, ar dar kažkas, bet ne kažkas kito. O kaip prognozuotumėt, aš suprantu, darėt tyrimus visą kitą, tie, kurie išeis visgi didesnė dalis bus tie, kurie išeis ir su alternatyvom, ar visgi bus išeita ir išleisti tie pinigai? Estijos pavyzdys sako, kad valgysim mes. Kelionės Turkijoje ir televizoriai populiariausi pirkiniai buvo Estijoje. Turint omeny, kad estai yra tokie pakankamai racionalūs, atrodo, ar ne, bent jau mums taip atrodo. Mums taip atrodo, bet turbūt labai panašus mes pagal visuomenės struktūras, pagal savo visuomenės patirtis, pagal viską taip. Neveltui mes dažnai ir lyginamės tarp tų Baltijos valstybių. Tai savo mąstymų, savo tą istorinę praeitį mes esam panašus, tai televizorius ir kelionė į Turkiją. Numeris 1 ir 2 išlaidos. O tai kas, jeigu, ar nežinau, kiek žinot, kas dabar yra nutikę su Estijos antrąją pensijų pakopą, kiek jinai gyvybinga po to išėjimo? Jinai kažkiek yra gyvybinga, tiek kiek kažkas ten joje nori dalyvauti, bet turbūt čia mes ateinam prie tos kitos problemos, kuri bus po kadencijos. Tai, po politikų kadencijos. Rezultatai bus po 10-20 metų.
Tai šiuo metu vieną pensininką išlaiko 4,5 dirbančiojo. Jeigu mes imtumėm, pavyzdžiui, mano kartą, tai taip, čia nėra kažkokių paslapčių, 40 man toj bus, tai va už 25 metų, kai mano bus laikas išeiti į pensiją, tai pagal dabartinės demografinės tendencijas mano kartą išlaikys 3 dirbantis vieną pensininkę. Tai reiškia, dabar mes 4,5 išlaikom vieną pensininką, o jau kai aš išeisiu į pensiją, tai tik 3. Jeigu nebus kažkokių čia force majeure. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybinė pensija vienareikšmiškai bus santykinai mažesnė, nes valstybei tiesiog bus mažiau dirbančių žmonių. Tai reiškia, kad aš pati turiu pasirūpinti savo pensiją, o aš ją pasirūpinti, tai arba esu pakankamai protinga, kad pasirūpinčiau, arba perku televizorius ir kelionės į Turkiją. Tai rezultate mes turėsim mažesnės pensijas po tų 20-30 metų ir neturėsim resursų valstybei iš ko tas pensijas didinti. Kas nutiks? Nieko nenutiks, tai ir gyvensim žemiau skurdo ribos, vėl toliau skaičiuosim, kiek ten procentų visuomenės gyvena žemiau tos skurdo ribos, sakysim, kad pensininkams sekasi labai blogai, pensijos labai mažos, bet neturim nieko ką padaryti, kad tas pensijas padidintumėm. Tai va tokia turbūt ateitis. Kita problema ir pati mano didžiausia rizika, kurią aš matau, tai yra žmonių, kurie dirba su individualia veikla. Dėl to, kad jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie dirba su individualia veikla, tai kirpėjų, siuvėjų iki automechanikų ir ko tik tai nori, tai pakeistas gyventojų pajamų mokesčių įstatymas nuo kitų metų labai smarkiai skatins tuos žmonės nebesiversti individualią veiklą, atsidaryti mažąją bendriją. Atsidarimas mažosios bendrijos ir išsimokėjimas savo pajamų per dividendus lemia tai, kad jie nebekaups iš vis pensijai, net ir sodriniai. Tai reiškia, iš antros pakopos jie išeis, nes gali pasiimti pinigus, o sodriniai jie nustos kaupti dėl to, kad kito mokesčio taip gali sutaupyti. Ir rezultate tada mes galim turėti labai daug žmonių, būtent iš šitos profesijos spektro, kurie verčiasi dabar individualia veikla, kurie sulaukia to pensinio amžiaus, paaiškės, kad iš vis neturi pajamų arba turi ten tas visiškai minimalias pensijas. O nebus taip, kad pamatę tą tendenciją, kad žmonės pereina iš individualios į mažasis bendrijas, tiesiog bandys apmokestinti ir mažasis bendrijas? Turbūt, kad taip. Aš manau, kad čia yra laiko ir statistikos klausimas. Tai buvo palikta ta išimtis, kad dividendams mes paliekam vis dar 15%. Bet, žinot, kaip čia. Jo, bet tai reiškia, kad mokesčiai vis tiek didės. Jeigu to bus imtasi, reiškia, vėl mokesčiai bus padidinti. Tai mokesčius vėl reikės didinti. Tai vėl tada ką apmokestins? Apmokestins mažasias bendrijas. Iš mažosios bendrijos netaip sunku į UABą persidaryti. Tai čia turbūt jau prasideda mokestinio raštingumo klausimas. Aš nebūtinai pažadu, kad visi tie žmonės, kurie yra savo profesijos ekspertai, yra mokesčių ekspertai. Tai normalu, kad jie tokie nėra, nes ne jų sritis. Bet tai šiais laikais yra pilna ir konsultantų, ir patarėjų, ir padėjėjų. Tai čia užtenka bet kokio socialinio tinklo grupės susirasti iš tos ryties ir viską rasti. Ir matyt, labai sunku yra prognozuoti iš tikrųjų tą elgesį, kuris nutiks, kai įsigalios šitie įstatymai jau bus. Ir matyt, kada mes pamatysim realiai per ateinančius metus, matysim, koks judesys yra. Didžiausias mažųjų bendrijų steigimas turėtų būti nuo kitų metų, nes nuo kitų metų įsigalioja dar ir dabar mes turim 1 metų. Nuo kitų metų įsigalioja 2 metų lengvata naujom įmonėm nemokėti pelno mokesčių. Tai reiškia, įsisteigus mažąją bendryją kitais metais, tu 2 metus esi atleidžiamas nuo pelno mokesčio ir viską išsimoki per dividendus ir moki tik 15%. Tai dabar neverta steigti, sausio 2 jau iš karto. Ir čia matyti yra tas, ko valdžia matyti nelabai skaičiavo. Ne, jie visiškai to neskaičiavo dėl to, kad šitoj vietoj, tai aš dėl to visiškai esu rami, nes aš buvau pasiėmus jų mokestinės reformos, kai jie pristatinėjo skaičiavimus ir lindau giliai skaičius ir žiūrėjau, tai ką jie darė. Jie tiesiog didino mokesčius ir darė prielaidą, kad žmonės dėl to nekeis savo ekonominės elgsenos. Jie reiškia. Buvo 20, pasidarė 25, toks procentas, reiškia, kiek mokėjo. Excelis, jo, Excelis. Šia paties neseniai podcastą žiūrėjau, tai tas Excelis be dirbtinio intelekto, kur, kur formulę įdedu, bet nepamastau, kad
gal dalis nebeliks toj formulį, nes jie pasirinks kitą formą, Taip. pasirinks kitą ir tą žmonės tikrai darys. Tai, nes mes esam krūvą pridarę šitoj mokestiniai reformoj, tokių kvailų sprendimų, kaip pavyzdžiui, ten verslo liudijimų ribą pakėlėm iki 50 000, buvo 45, pakėlėm iki 50, tarsi lengvata žmonėm, kad daugiau gali dirbti su verslo liudijimu didesnės. Bet PVM riba, nuo kada tu privalai registruotis PVM mokėtojų, į taip ir liko 45. Tai ką tai reiškia? Pradėsim mokėti PVM. Bet tai nėra jokia čia gal tas tie 10%, kur... Taip, bet žiūrėk, tada tai nėra absoliučiai jokia lengvata, nes kas iš to, kad man padidino GPM ribą iki 50, jeigu nuo 5 aš iššoku į PVM ribą. Ir reiškia, aš vis tiek kaip žmogus nieko iš to neišlošiu. Ne? Tai mes labai daug turim tų tokių spragų, landų, kurias mokesčių ekspertai, mokesčių konsultantai labai greitai sugaudys, išpasako žmonėm ir padės jiems jų situacijai surasti optimalų sprendimą, o Excelį pas mus visi mokestiniai reformai buvo traukiant eilutę ir bukai suskaičiuoti. Truputėlį nuo mūsų biudžeto link ES biudžeto yra tokia iniciatyva ir yra noras ES komisijos turėti tam tikras įplaukas į biudžetą tiesiogiai iš šalių, ne per įnašus, bet būtent iš tabako akcizo. Kaip jums ta mintis bendrai tokios iniciatyvos? Europos Sąjunga pavargo, ar Europos komisija pavargo įtikinėti Vokietiją, Prancūziją ir Vengriją, taip labai paprastai, dažniausiai tas 3 didžiausias šalis, su kuriuom daugiausia, toks neįprastas derinukas, bet tas 3 šalis... Skirtingos priežastys, kodėl? Skirtingos jo priežastys, bet jie pavargo įtikinėti šitas valstybės kiekvieną kartą, kai reikia tvirtinti naują tą 7-metį biudžetą, kodėl jie turi savo gyventojams pasakyti, kad įmoka ES biudžetą bus tokia ir tokia. Ir kiekvieną kartą didžiausios diskusijos ir Europos vadovų taryboje didžiausios diskusijos ir taip toliau ir panašiai. Ir atsirado iš to iniciatyva, kad gal kiekvieną kartą nevarkim ir susitarkim dėl fiksuoto. Tai visos šalis solidariai atsisako savo akcizų pinigų ir viskas, kas keliauja... Dalies, jeigu šnekam apie tabako. Kol kas apie tabako akcizą, dalies... Tabako akcizų pinigų atiduoda juos į ES biudžetą. Ir tai tarsi turėtų vesti prie to, kad mažesnius moka valstybės narių įnašus arba ten jų išvis nemoka. Ar taip nutiks? Ta prasme, ar tai lems, jeigu taip nutiks, kad įnašų nereiks mokėti, nežinau. Bet tarsi tokia argumentacija už to yra. Bet aš manau, kad net jeigu ir būtų pasakyta, kad atiduodam į ES centralizuotai valdyti tuos tabako akcizus, aš manau, kad vis tiek ta direktyva neturi jokių prošvaisčių, nes tai valstybės narės atiduoda dar dalelę savo autonomijos. Suverenumas, mokesčių suverenumas, ar ne? Taip. Nes ten šalia to dar yra ir noras padaryti bendrą akcizą europinį tabakui, kas skirtumai dabar tarp šalių labai dideli. Mes turim apie 5, man atrodo, ar ne, eurus už pakelį, prancūzai apie 10. Tai gal reikėtų šnekėti akcizo sumą. Tai mūsų, tarkim, nuo kitų metų įsigaliojantis akcizas, jeigu kalbam apie paprastą cigarečių pakelį, tai cigarečių pakelyje, man atrodo, mažiausiai minimum suma, kuri bus, tai yra 2,60 €. Reiškia, perkant cigarečių pakelį, kiek jis bekainuotų, mažiausiai, nes ten toks kombinuotas tas akcizas yra iš ten fiksuotos dalies ir kainos nuo procento, tai neinant į detalės. Mažiausiai, net ir perkant patį pigiausią cigarečių pakelį, mažiausia dalis nuo kitų metų, kurią mes sumokam, sakau, berods yra ten 2,60, kažkas maždaug tokio. Tuo tarpu Prancūzijoje ta dalis perkant cigarečių pakelį yra ten gal ar 5 ar 6 €. Tai reiškia, Prancūzijoje akcizo dalis didesnė daugiau negu pas mus visa jau kaina galutinė. Tai faktas, kad taip, yra noras suvienodinti ir beje, šiaip ES ir turi ir kitą reglamentavimą, kur skatina ir spaudžia valstybės, kurios turi mažesnius akcizus tabakui, kad jos didintų palaipsniui tuos akcizus, kad visoje ES jie susivienodintų. Bet turint omeny mūsų šitą, kad dabar, kai vyksta ta diskusija, turint omeny mūsų kontekstą, su visais balionais. Būtent, tai čia ir yra visą laiką argumentai, ne? Tai faktas, kad tos šalis, kurios yra čia šalia greta, pigesnės rinkos, iš kurios nelegaliai galima įvežti, atskraidinti ar atplukdyti ar visais kitais būdais,
Tai faktas, kad jos visada ir sako, kad bet koks akcizų didinimas lemia didesnį kontrabandos skaičių ir dėl to mes turime balansuoti tarp didinimo, bet iš kitos pusės kartu suvokiant ir tai, kad ta prasme, negalime mes, žodžiu, jo padaryti tokio kaip Prancūzijoje, nes tiesiog tada jau visiems bus zin patys. Jau dabar apie 30%, ten 20 kažkiek procentų yra šešėlis, tai dar labiau išaugs. Beje, tas procentas yra smarkiai sumažėjęs, nes prieš 10 metį yra tas daromas tuščių pakelių tyrimas, kur išmestus tuščius pakelius ima ir žiūri kokią banderolę, ar Europos Sąjunginė, ar legali, ar nelegalių cigarečių banderolę. Tai prieš 10 metį jis buvo apie 50% net. Tai dabar mes jį turim tokį svyruojantį. Ta prasme, jis ten priklauso nuo... Per COVID jisai buvo smarkiai pakritęs, natūralų sienos uždarytos, dabar jisai vėl šiek tiek padidėjo. Tai jisai yra kažkiek mažėjantis, reiškia, kontrabandos mastai mažėja, tai akivaizdžiai ten ir skaneriai ant geležinkelio su siena su Baltarusija, ką muitinė pagaliau pasistatė, įsirengė per paskutinius 4 metus, tas irgi prisidėjo prie to, nes didžioji dalis kontrabandinių cigarečių buvo įvežama geležinkeliais į Lietuvą. Turbūt užsidarė geležinkeliai, prasidėjo oro balionai. Čia kaip ir, viskas turi savas priežastis. Kita iniciatyva, kuri irgi iš ES ir man truputėlį kelia tokių klausimų, yra bandoma inicijuoti uždraudimą cigarečių su filtrais, tuo pačiu tikintis, kad susirinksim, būtent iš to segmentų susirinksim pačius mokesčius. Kur čia yra, kur nesueina galai, nes jeigu tu mažini, sakykime, produkciją, iš kurios tu renki tos pačius akcizus, dėdamas argumentus, kad tai yra gynybai, tai truputėlį keista, ar ne, nes tu reiškia pats mažinsi tas lėšas, kurias tu nori gynybai pritraukti. Manau, kad iš vienos pusės galite rasti tokį labai paprastą biurokratinį atsakymą, kurį dažnai ES gali rasti. Tai projektus teisės aktų rengia 2 skirtingi direktoratai, kurie tarpusavį nepasikalbėjo. tai biurokratija tikrai... Ne tik pas mus. Taip, viskas gerai. Tai gali būt tiesiog toks labai paprastas atsakymas. O jeigu taip kalbant kažkiek, bandant surasti tame logikos ir priežasties, tai taip kaip kažkada jau mano paminėtos tos mėtinės cigaretės buvo uždraustos, ir tarsi mažinant patrauklumą, tai ta iniciatyva, kad nebebūtų filtrų, kadangi jie kaip ir neturi kažkokių mokslinių įrodymų, kad sveikiau yra su filtrais, tai yra visiškai komforto ten ir pomėgio reikalas, tai tarsi irgi tai mažintų patrauklumą. Faktas, kad tai muštų per kitą tikslą surinkti daugiau pajamų iš akcizų, nes galbūt iš tikrųjų kažkas nustotų rūkyti. Plius turbūt didintų ir tą pačią kontrabandą, nes jeigu kažkas mėtinių cigarečių atsisakė, tai su filtrais gali būti turbūt gerokai įdomiau ir vėl mes čia tada. Tai vėl kontrabandinės taps net patrauklesnės negu... Taip, tai jos ir dabar yra patrauklesnės, nes jos ne tik kaina ir pigesnės, ir skonio kokio nori, dar žiūrėk ir filtrą turės, ko tu čia nebeturė, ne? Mes visaip kaip didinam norą žmonėm už ES ribų atvežti čia dalykus, kurių tie europiečiai neturi jie net, ne, ir kažkaip. Tai iš kitos pusės, jeigu mes taip mąstytumėm labai paprastai, tai bet kokiu atveju rūkymas, yra blogis, ne, ir galbūt kažkas gaus kažkokių kontrabandinių, kažkas atveš, bet į didžiąją dalį Europos, neprivešiu tų tiek tos kontrabandos ir kažką paveiks. Tai kažkas kitas sakytų, nors ir vienas ar kitas mažiau rūkantis ar metęs rūkyti, tai irgi jau bet vis tiek šitoje vietoje matyti reikia kompleksiškumo, skaičiuojant kokie nuostoliai tiek, kurie pareina per didesnę kontrabandą, nes mokesčiai nesumokami. Kitas dalykas, sumažėjęs, jeigu skaičiuoji tam tikrą mokesčių surinkimą, natūralu, tu turi prognozuoti tam tikrus, čia labai panašiai kaip su tuo užsispyrusiu Exceliu, ar nesudėjom ir galvojom, kad žmonių elgesys nesikeis. Reikia mokestinės ir visokias tokias reglamentavimo iniciatyvas turbūt nebe tik Excelį pradėti skaičiuoti, bet ir dirbtinių intelektui atiduoti mokesčių įstatymų pakeitimų rengėjim. Kaip tik norėjau šitą paklausti, toj vietoje visiškai kita jau į galą tema, kaip pati, kai akademinėje veikloje, kiek dirbtinį intelektą pradeda ar ne ekonomistai naudoti,
kai būtent tokiuose skaičiavimuose, kai reikia paskaičiuoti ne tik tai paprastą Excelis viską pats susiskaičiuoja, klausimas yra, kaip skaičiuoti elgesį, kaip žmonių numatyti vartotojų elgseną ir kiek čia, sakykime, dirbtinis intelektas gali padėti. Tai labai smarkiai padeda. Aš nebeįsivaizduoju savo apskritai nei vieno jokio skaičiavimo ir nei vieno savo analizės, kurią aš daryčiau su Exceliu. Aš iš vis nebeatsimenu, atsimenu, bet šitą, Excelis vis tiek meilė mano, bet turbūt aš nei vienos analizės nebedarau, nes esminis skirtumas, jeigu mes kalbam apie kažkokias ekonominės analizės, tai anksčiau, jeigu aš turėdavau kažkokį, paimkim tą patį biudžeto projektą ir aš noriu pasižiūrėti tą biudžeto projektą ir pagalvoti, kas jame yra gerai ar blogai, tai kaip aš jį darau? Aš atsiverčiu tą biudžeto projektą, aš jį pasilyginu su praėjusių metų biudžeto projektu, su šių metų galbūt faktinių ten pajamų surinkimu, dar kažko. Tada mano išsilavinimas, kur aš ten kažkiek žinau, kas už kiekvienos eilutės stovi, man duoda kažkokių įžvalgų, bet yra daugybė dalykų ir iš to aš Excelį darausi kažkokias formulės. Kažkokius procentus pasiskaičiuoju, o ne kažką, ką man padaro Excelis. Bet yra galbūt daugybė kažkokių įžvalgų apie tą patį biudžetą, kurių aš net nesumastau, o sumastė kas nors ten, nežinau, kur nors Afrikoje analizuodamas kokios nors ten esančios, nežinau, Kenijos biudžetą. Nei aš ten perskaičius tokį straipsnį, nei aš žinau, kad tas žmogus kažką sumastė, nei kažką. Bet mano naudojimas įrankis, aš aišku, čia dabar apie tą GenAI, kurį pagrindė mokslininkai naudoja kalbu, jam atidavus, kai visi čia vis bijo ten ar privatumo ar kažko, jam atidavus visiškai viešus duomenis, kas yra biudžetų skaičiai ir kažkas, aš jam sakau labai gerai, o dabar man reikia dar įžvalgų, ko aš pati nesugalvoju. Ir tikrai, kalbant apie tos kažkokius iracionalumus, kalbant apie kažką, tai tų įžvalgų būna tokių, kur žmogaus protas jis tiesiog negali fiziškai tiek nei perskaityti, nei apdorot, nei įvertinti. Yra tik tai kita labai didelė bėda ir aš tą matau labai studentų, bakalaurų, magistrų studentų darbuose. Aš jau nekalbu apie ten viso darbo parašymą su ten čia. Su pilna haliucinacija. Jo, bet va būtent ta tavo paminėta žodį haliucinacija, kas yra, kad kai man atsako mano tas DI-us apie kažkokias įžvalgas, tai aš turiu pakankamai tos kritinių žinių jau sukaupusi iš ne DI-us laikų ar ne iš tokio populiarumo DI-us laikų apie tai, kad aš galiu įvertinti, kad tu čia gal man nesąmonė pasakėja, ne? Tuo tarpu ta jaunoji karta, ne tai, kad aš jos čia kažkaip, bet jie tiesiog žinių dar neturi, jie neturėjo laiko įgauti žinias ir tai yra normalu. Ir jie tada negali to kritiškai vertinti. Ir tada mes ateinam, kad tiem, kurie jau turi žinių bagažą, tai yra labai didelis pagalbininkas. Bet tiem, kurie žinių bagažo neturi, gali būti labai labai pavojinga, nes tada mes tik tai gražiai atrodysim, mirksėsim, bet kam tos ten krašto apsaugos pinigus, kiek ten jų reikia ir kur leisim, taip ir nežinosim ir nesuprasim. O žiūrė, kaip vis tiek dėstant ar ne ir kaip stengiatės būtent studentams pateikti, taip tai yra įrankis, bet būtent kaip netapti ne ekonomistų, ar ne, nes gali tapti žiauriai prastų ekonomistų, jeigu pasikliausi vien tik tai DI-um. Aš tai darau labai paprastai, mano studentai visi gauna užduotis ir daro užduotis visas naudodami DI-ų ir aš specialiai ir prašau jų, kad jie naudotų. Tik tai po to apsisukus, kai jie daro savo, nes jie jį naudoja kiek jie nori, tik tai apsisukus po to jie gauna ir oponavimą tam darbui ir parodymą, kur jie nusišnekėjo. Tai tarsi bandai juos per tokį tą kritinį mąstymą, viešą gėdinimą. Aš nenoriu, jokių būdų tai nėra kažkoks ten įžeidimas ar kažkas, bet tu jiem parodai, kad jie naudojosi visais įmanomais įrankiais, o kažkokie žmonės, kurie nieko nesinaudoja, paklauso tai, ką jie pristato ir sako, bet čia nesąmonė. Ir aš iškart žinau, kad tai yra nesąmonė, nes aš turiu tą bagažą. Tai tik per naudojimą, čia lygiai taip pat kaip automobilio vairavimas. Kaip mes išmokom vaikus, paauglius ar ten suaugusius, nežinau kaip čia 18-mečius pavadinti, ar 16-mečius, kada dabar 15-mečiai jau vairuoja. Tai
Tai sėda ir vairuoja, tai kada tu sužinai, kada reikia spausti stabdį ir koks tas stabdymo kelias. Vieną kartą paspaudį, užspaudį stabdį, vieną kartą kažkaip. Tai per tą nudegimą problema yra ta, kad su tuo dirbtiniu intelektu jis taip protingai parašo. Kartais, tikrai, ne, ir kai tu neturi už to backgroundo, tu neturi galimybės įvertinti, kad čia aš taip labai, pagaliu pasakyti man, tai čia taip kaip mano ten aplinkoje kažkokios ten giminių, tokių sako, Jėzau, kaip maloniai ir protingai šneka ta mūsų dabartinė premjerė. O aš tai, žinai, man toks įspūdis, kad kaip ir Homerį ten, ta bežionė. Nes, labai, labai daug yra, tiesiog, tai va čia, va taip, labai atrodo protingai, bet kai supranti, tai bežionė ten daužo. Ir visgi, ar pakeis dėjus ekonomistus? Ne, niekas iš viso tai yra įrankis. Tai taip pat kaip Excelis nieko nepakeitė, taip pat kaip automatizacija ar gamybos linijos nieko nepakeitė, taip ir visi šitie įrankiai. Tai ta prasme, nepakeis dirbtinis intelektas nei ten žurnalistų, kurie ten bijojo, kad čia to už juos ten darys reportažus, nei čia aktoriai dabar, kur baisiai bijo, kad visi filmai bus tik tai su dirbtiniu intelektu ir kur buvo pirma ta aktorė jau pristatyta pilnai kurta dirbtinio intelekto. Niekas čia nieko nepakeis dėl to, kad mes vis tiek esam įrankių naudotojai. Ir tai yra bet kokiu atveju tik įrankis, kuris mums labai smarkiai palengvina gyvenimą, bet dėja, jeigu nemoki naudotis, tai gali labai smarkiai ir pasunkinti jį. Žilė, ačiū labai pačiai už laiką. Labai smagu buvo pasišnekėti. Tikiuosi dar galbūt net ir pasimsim kada nors badmintono temą, pašnekėsim plačiau, nes pradžia buvo labai įdomi ir buvo labai daug klausimų likusių, bet susitarėm šnekėti kitom temom, tai kitam kartui paliekam matyti badmintoną. Oi, labai gerai. Apie badmintoną būtinai. Ačiū labai. Ačiū.